Gerai. Dabar jau įrašas tikrai eina. Dar kartą, tai vadovas turi savo paskirtį ir vadovas turėtų kurti vertę, nes kitu atveju, kam jis būtų reikalingas. Dažniausiai vadovas kuria vertę suderindamas kitų žmonių elgesį, ir padarydamas kai kokius darbus galbūt pats. Kodėl aš galiu kalbėti apie vadovą, tai manau, kad mano patirtis tai jau leidžia ir turiu tokio jau didelių organizacijų vadovo patirties gerokai virš 20 metų ir esu vadovavęs tokiom organizacijom, kurios dirba ir viešajam sektoriui, kurios dirba ir privačiam sektoriui. Teko vadovauti ir vyriausybės įstaigai, teko vadovauti ir organizacijoms, kurios valdo verslų portfelius, tame tarpe ir verslų portfelius valdyti. Tai esu savo darbo, su savo kažkokiu tai indėliu parengęs ir gyvendinęs, taip skaičiavau, kad dieną tai ne mažiau kaip 50 strategijų, tai yra nesukurtų, bet įgyvendinti. Tos strategijos buvo įgyvendintos labai įvairiuose šalyse, įvairiuose versluose. Kitas dalykas, kad kurį tai laiką aš buvau tas, kuris prižiūri vadovų komandas, tai yra mano užduotis buvo, kad įmonės turėtų vadovus, kad turėtų strategiją, kad gebėtų dirbti kaip komandas. Tai leido, kartas nuo karto tekdavo tiesiai pačiam vadovauti kažkokiai įmonei, tai ar būdavo krizinė situacija, ar besikeičiant. Tai aš tokios jau tos dalykus, kuriuos pasakosiu, tai jie tikrai užgyventi, kad jie nėra taip, kad tu žmogau čia, žinai, atrodytų, kad žinai, bet tai, ką pasakoju, yra reikia, realūs dalykai, išgyventi dalykai. Na ir per tą laiką turiu tokią savybę, kad domiuosi tai, ką darau, visą laiką mokinausi. Per tą laiką baigiau keletą aukštųjų ir mano toks bazinis įsilavinimas yra verslo administravimas. Esu baigęs teisę ir esu baigęs psichologiją. Tai grubiai, taip, jeigu taip skaičiuoti, kažkur tai gal 4 su viršum, 8 subaigęs, tai tą dariau vis bedirbdamas, tai kas porą metų po kokį kursą taip ir susidarė. Tai ką mes galėtume šiandien padaryti kartu, tai kažkas prisimins, kažkas susipažins su vadovo įrankiais. Ir šiandien mes daugiau akcentuosimės prie tokių vadovo įrankių, kurie yra skirti dirbti tiesiai žmogus su žmogum. Nes tas vadovų įrankių arsenalas yra gerokai platesnis. Tai, ką aš pasakosiu, tai yra labai klasikiniai įrankiai, bet yra tokių ir neklasikinių įrankių, kur žmonės naudojasi ir jie yra sėkmingi. Pabandysiu aptarti problemas, su kurioms susiduria žmonės, kurie naudoja tokius įrankius ir, aišku, atsakysiu į rūpimus klausimus, jeigu jūs tokių turėsite. Tai mūsų yra lygiai 100, o dabar aš matau, kad 100 įsijungia, turbūt jis atbėgo, įtariu, kad jis dabar kvėpuoja labai taip uždusęs, bet 100. Sėdžiu ramiai labai. Bet jis nesijaudina ir jis nesirūpina, jis ramus sėdi ir nieko nesako. Gerai, tai viskas liuks. Tai užduotis vadovo. Būtų galima pasakyti, kad jis yra labai paprastas. Tai yra stenkitės užjungti mikrofonus, nes kažkas tai įsijungęs, jis nereikalingas yra. Ir bet kurio vadovo ar jo komandos. Bet kurio vadovo komandos pagrindinės užduotys yra tokios, kad jis turėtų parinkti tikslus ir būdus tikslams pasiekti. Viena tokių dažnų klaidų tai yra žmonės įsivaizduoja, kad iškėlė kažkokius tai tikslus, kad parinko rodiklius ir jau čia su tikslais viskas. Tai tokia mano patarimas būtų, kad tikslą laikykite iškeltą tada, kai žinot, kaip jį gyvendinsit, su kuo susidursit, tai yra bent jau tą pirmą matymą turit. Tai, nes būdai labai dažnai įtakoja tikslus, o tikslai būdus. Ir kitas dalykas, kuris yra
svarbus, kad jokių kitokių būdų tikslų neįmanoma pasiekti išskyrus elgesiu. Ir vadovas negali įtakoti nieko, išskyrus žmonių elgesį, prognozuodamas, kad šitas elgesys sukurs rezultatą tokį, kokio jisai siekia, kokio nori arba kokio siekia organizacija. Tai norėjau šitą pasakyti, kad realiai valdymo objektas vadovo yra jo žmonių elgesys. Tai yra. Kartais taip yra, aš sakyčiau, kad netgi naivoka, vadovai pradeda galvoti, kad tampa tokiais pseudo psichologais, pseudo gelbėtojais. Dar kažkokiais tai, dabar pabandysiu šitą surasti, kurioje vietoje surasti. Gerbiama Laura, LZT Group, išsijunkite, prašau, mikrofoną. LZT Group, Laura. Ačiū. Ieškau, kurioje čia vietoje būtų galima užmutinti, bet kažkaip tai dar nerandu. Išsijungė. Matom, kad išsijungė. Tęskite. Gerai. Ir būdas yra vienas, tai yra sukurti tą elgesį, o elgesį mes sukūrėme keletų variantų, apie juos aptarsime. Ir jeigu tai pasižiūrėti, žmonės labai mėgsta dirbti su nuostatom, tai yra įsivaizduoja, kad aš galiu kažką tai padaryti, kad tipo žmogus pradės galvoti kitaip. Nu, kartais tai įmanoma, bet šitas dalykas jis yra labai ribotas. Tu turi turėti, aš nežinau, kokią kvalifikaciją, nežinau, kaip tą būtų galima daryti. Žodžiu, aš siūlyčiau, kad jeigu esate vadovai, koncentruokitės geriau į elgesį, negu kad į žmonių nuostatų keitimą. Kartais elgesys įtakoja nuostatas, nuostatos įtakoja elgesį. Tai gali būti, bet šitoj vietoje aš tikrai norėčiau, kad atkreiptume dėmesį, kad elgesys yra tas, ką galima valdyti. Žiūrėkit, dar vienas momentas, kartais, kai užduodi tokį klausimą ir jis galėtų skambėti taip, kad kuo skiriasi amatininkas nuo įmonės, žmonės atranda labai daug skirtumų, bet jeigu taip pažiūrėti, tai tiek amatininkas, tiek įmonė, didelė įmonė, didelis fabrikas ir amatininkas dirbantis toj pačioj srity turi tas pačias funkcijas. Tai ir amatininkas perka, ir amatininkas kuria produktą, ir amatininkas pardavinėja ir turi marketingą, lygiai taip pat kaip kad ir fabrikas. Tačiau ko negali amatininkas turėti, tai jis negali turėti tokių apimčių, kurias gali turėti fabrikas. Bet jeigu užduotumėt klausimą, kurio veikla yra geriau suderinta, amatininko ar fabriko, tai vienareikšmiai atsakymas būtų apie amatininką. Nors kartais žmonės pagalvoja, kad fabrikas, ten daug žmonių, ten protingi vyrai su informaciniam sistemom, kad atrodytų, kad ten lyg tai turėtų būti taip, kad suderinta veikla geresnė. Bet žmogaus, taip kaip suderina žmogaus galva, vadybinės sistemos nesuderins niekad. Aš tikiu, kad kompiuteris gali geriau skaičiuoti negu žmogus, bet suderinti žmonių elgesį, tai vadybinės sistemos nelabai sugeba, žmogaus galva tą padaro gerokai geriau. Ir tai padaro dėl keleto priežasčių, todėl kad jeigu mes rytą kelsimės, bus visokių minčių keltis, man pagulėti, atsikėlus išgerti kavos ar pakalbėti, įsijungti televizorių ar kažką kitą padaryti. Tai yra, mes turime interesus, turime vertybės ir visą laiką priimam kompromisus. Tai kai tu naudojasi viena informacija, žmogus dažniausiai naudojasi viena informacija, turi vertybės savo galvoj, jam yra gana nesunku priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Tuo tarpu organizacijos vadovai labai dažnai turi tas vertybės skirtingas ir jos yra suformuotos ne darbe, o suformuotos gyvenime. Ir yra neišvengiamas dalykas, kad organizacijos veikla yra gerokai stipriau išderinta negu kad žmogaus veikla.
Ir dar kitais žodžiais būtų galima sakyti, kad organizacijos vadyba yra apie tai, kad mes dėl gamybos ar veiklos apimčių bandome atgal sugrąžinti tą patį suderinamumą, kurį turi žmogus galvoje. Ir iš to dar vieną išvadą galima būtų pasidaryti tokią, kad kartais yra labai geras metodas. Jeigu tu supranti, kad susidūrei su kažkokiu klausimu, pabandyk savo atsakyti, jeigu aš būčiau vienas, kokia seka, kaip aš tą daryčiau. Ir labai dažnai šitie atsakymai parodo, ką verta daryti organizacijų, tai yra į kokią organizacijos vietą skirti dėmesį, nes organizacija yra išdalintas to žmogaus amatininko projekcijų, tai yra jis gali būti žmogus gamybininkas, žmogus marketingistas, tai labai stipriai padeda. Tai kągi, vadovai ir vadovų komandos daro vieną dalyką, kad bando suderinti atgal į tą elgesį, kurį turi kaip taisyklė mažesnės organizacijos arba žmonės, kurie dirba vieni, jie turi jį jau iš karto tokį suderintą. Ir nuo atitinkamo dydžio organizacijos aš manau, kad tas suderinamas yra jau iš vis sunkiai suvokiamas. Tai yra didesnės organizacijos, jau ten veikia kažkokie mechaniniai principai, o tikros organizacijos, kurios iš tikrųjų veikia tos komandos, jos remiasi tokiais pat principais kaip ir žmonių gyvenimas, tai yra, sako, kad žmogus didesnės žmonių grupės negu 100 su viršu laikyti mintyse negali ir jis gali dirbti tik tai sėkmingai kaip žmogus su tokia žmonių grupė, kurią jis gali pažinti. Sako, kad žmogus gali pažinti kažkur apie 150 žmonių. Tai jeigu esat vadovas, galbūt rasite įžvalgų, ką galite padaryti kitaip, geriau šito webinaro. Jeigu turite vadovą, tai galbūt rasite įžvalgų, kaip su juo dirbti, kad ir jam ir jums būtų patogiau. Tai yra, nes vis tiek tai yra santykis. Ir noriu tokią dar vieną mintį, kad tikrai atkreiptumėt ją dėmesį, kad jokia vadyba neveikia, jokie vadybiniai įrankiai neveikia, jeigu nėra žmonių santykių. Jeigu nėra žmonių santykių, jokia vadyba neveikia. Jis tampa taip staigiai kreiva, kad net neįtikėtinų greičių. Dabar, kai sakau apie žodį santykiai, tai aš turiu galvoje apie tokį dalyką, kaip mes jaučiamės būdami kartu. Tai yra, aš gebu jo klausyti, aš gerbiu jį, negerbiu, tai jeigu nėra santykių, jokie vadybiniai įrankiai neveikia. Ir elgesį paprastai vadovas kūrė per čia yra du kraštutinumai ir jie abu yra tikrai kraštutinumai, reiktų juos pasižiūrėti kaip du atskirus polius, teisybė yra kažkur tarp jų. Tai yra pirmas dalykas, kad vadovas laiko, kad jeigu iškelsiu tikslus, sakykime, kad jis juos gerai iškėlė, jie pragmatiški ir viskas tvarkoj su jais, kad žmogus pasirinks elgesį tiems tikslams pasiekti ir jam dėl to neskaudės galva. Tai gali būti taip, kad yra kažkur tai, bet jeigu didesnėje organizacijoje, tai nerealu, nes yra svarbu ne tik tai tikslai, bet ir būdai, kaip tas daromas. Ir yra pilna pavyzdžių, kada pasiektas tikslas netinkamų būdų yra nepriimtinas. Tai yra, kad pasiekti tikslą kažkokį tai, laikykim, kad vienų vartotojų poreikių patenkinimo ir susižavėjimo, skriaudžiant arba sukčiaujant kitų vartotojų atžvilgių, turbūt nelabai kažkas tai džiaugtųsi arba. Ir yra vienas blokas tikslai ir čia sakoma, kad nurodžiau tikslus, susitarėm, nesvarbu, kaip jie kyla, žmogus padarys taip, kaip reikalinga. Kitas kraštutinumas yra toks, kad aš žinau elgesį, aš sakau žingsnis po žingsnio, ar tai yra procedūra, ar procesas ir įsivaizduoju, kad darant šitos žingsnius, tu pasieksi rezultatą. Ir tie dalykai galbūt tinkami kažkokiem tai situacijom, kur vyksta mechaniniai kažkokie procesai, kur iš tikrųjų neturi pasirinkimo arba kur yra didelės rizikos, kur aiškiai pasakyti, kokiais žingsniais tu turi tą padaryti.
Bet jeigu vadovo darbe, tai dažniausiai yra kažkur tai tarpas, kad kažkokius tai dalykus mes sutarėm, kad tu tikrai turi padaryti, o kažkuriuose žingsniuose tu turi pasirinkti protingiausią sprendimą. Todėl ir vadovo įrankiai yra kai kuriuos, apie kuriuos kalbėsim, pamatysit, jie yra orientuoti kai kurie į tikslus, kai kurie orientuoti į procesą ir jo priežiūrą. Dar įdėjau vieną tokią skaidrę apie valdymo kokybės lygius. Tai jeigu laikykim, kad pirmas lygis, ką vadovas padaro, tai yra sukuria pakankamai suderintą elgesį, žmonės galima būtų sakyti taip, kad jie nenervuoja vienas kito jau dėl elgesio, jie žino, ko iš jų tikisi, žino, ko tikėtis iš savo šalia dirbančio kolegos. Ir tai jau yra pakankamai didelis rezultatas ir daug organizacijų šitą lygį pasiekė. Kitas variantas, antras ir daug aukštesnis lygis yra toksai, kad sugebam turėti elgesį ir mokomės iš šito elgesio. Vat jau šito dalyko nėra taip dažnai, kada organizacija tai pasiekia ir jis gali atrodyti panašiai, kad mes matome, kas vyko, suprantame, kokius rezultatus pasiekėm. Tie rezultatai gali būti tokie, kurie mums patinka arba nepatinka. Ir žinant tą situaciją, mes sugebam atrinkti elgesį, kuris sukūrė tuos rezultatus ir mokintis iš to elgesio jį kartoti ateityje arba nekartoti. Ir kitas momentas, kad jeigu tu tą darai, kad tą elgesį, kuris, tarkim, buvo būdingas kažkokiai tai žmonių grupiai, žmogui, mes sugebam jau paskleisti į organizaciją. Ir sugebam padaryti taip, kad žmonės jau žinotų, kad šitoks elgesys yra priimtinas ar ne, ir žmogus yra socialinė būtybė ir kuo mes skiriamės, vienas iš dalykų, kuo mes skiriamės nuo gyvūnų, tai sako, kad mes skiriamės nuo gyvūnų, kad jie humoro jausmo neturi. Ir humoro jausmas sako, kad žmonės turi tie, kurie taip jau socialiai stipriai integruoti. Bet kuo mes skiriamės nuo gyvūnų, tai yra, kad gyvūnai mokosi iš savo patirties. O žmonės mokosi ir iš kitų patirties. Ir tas žmonijos vystymas susijęs su tuo, kad mes sugebėjom perduoti žinias, kurios yra sukauptos ne mūsų. Tai toks dalykas. Tai antras vadovavimo lygis yra tada, kai tu sugebi patirtį, kuri sukaupta galbūt kitose vietose apibendrinti ir perduoti ją iš jos mokintis į organizaciją. Tai lygis jau yra aukštas. Ir trečias lygis, apie kurį jūs tikriausiai girdit, ir aš manau, kad čia šiek tiek yra ir susižavėjimo dalykų. Tai yra, kada dar sugeba atrinkti tokį dalyką, kad kokios vertybės lėmė, kad mes turėjom tokį elgesį, kuris sukūrė rezultatus tuos, kurie mums reikalingi. Ir pradeda vystyti tas vertybės. Ir gali būti, kad jeigu vertybė yra ten orientacija į klientą, kad kaip ta vertybė gali kurti elgesį ir vystyti būtent tas vertybės, nors pačios vertybės, jeigu taip pasižiūrėti, kai organizacijoje kažkas taip pradeda šnekėti, kad diegs vertybės, tai aš tikrai žiūrėčiau labai skeptiškai. Vertybės nėra diegiamos, vertybės yra užgyvenamos ir įgaunamos per patirtį. Yra tik tai tokiu atveju, jeigu tu matai, kad tos vertybės sukūrė reikiamą patirtį, tu galėjau jas taip gerokai stipriau skatinti, rodyti ir vertybės organizacijoje bus tokios, kokios yra vertybės pas tos organizacijos autoritetus. Per pusmetį, jeigu pasikeis kažkur tai vadovas, atkreipkite dėmesį, per kiek laiko kolektyvas pradės kalbėti šito vadovo žargonu, per kiek laiko pradės kažkokios tai elgesio, mimikos ir kiti dalykai pasirodys panašus. Tai aš manau, kad grubiai toks pusmetis ir pamatysite, kaip kolektyvas susirenka į lyderį. Tai toksai būtų
pastebėjimas, tai tie jau, kurie pereina prie vertybių, bet Ar mes turėtume, čia yra Renguva klaidingų plovyklą. 2000. Gerbiama Jolita, išsijunkite mikrofoną. aš užtildžiau jau, gerai. Ir kas yra svarbu, kad va tos vertybės, jeigu jas orientuojamės, jos turi didelę prasme, bet jos turi vieną labai sunkią. Tai yra, tu turi gebėti, kad žmogus vertybės sugebės įsiversti į elgesį. Tai yra, į elgesį, kuris kurs rezultatą. Todėl žmonių sąmoningumas, patirtys, mokymosi lygis, jeigu tu nori, kad tos vertybės iš tikrųjų veiktų taip, yra, nežinau, kokio lygio turėtų būti. Todėl tie dalykai kaip organizacijos, kurie sako orientuotos į vertybės, aš tikiu, kad kažkokia žmonių grupė gali atsirinkti savarankiškai tą elgesį, bet didžioji dalis aš tikrai tuo labai abejočiau, ypač tie, kurie atėjo į tą organizaciją vėliau. Dar vienas dalykas, kurį norėjau, kad išgirstumėt, jis irgi labai primityvus, bet kiek yra pridaroma nesąmonių ir klaidų su tuo, tai yra stebėtina. Tai tikiu, kad šitoje auditorijoje yra žmonių, kurie savo įgūdžius kažkurioje tai vietoje vertina stipriai. Ir tie įgūdžiai gali būti darbiniai, gali būti maisto gamybos, gali būti sporto, gali būti mokymo, nesvarbu. Bet tai jeigu jūs padarytumėt savo taip eksperimentą ir grįžtumėt truputėlį atgal ir pabandytumėt savo atsakyti tokį klausimą. Kai aš supratau, kaip reikia daryti, tai yra mano galvoje jau atsirado supratimas ir atsirado įgūdžiai. Kiek kartų aš kartojau šitos dalykus, iki galėjau elgtis sporte laisvai, šitą druskos pilti iš akies, kalbėti be jokios scenos baimės, tai yra kiek kartų tas turėjo būti laiko prasme ir kartojimų prasme. Tai jeigu grubiai sporte sakoma, kad žmogus jau pradėtų daryti kažkokį tai teisingą judesį, tai reikalinga 2,1 tūkstančio teisingų pakartojimų, tai jau gerų. Tada jis jau ateina iki kažkokio tai lygio. Bet dabar atkreipkite dėmesį, kas darosi organizacijoje. Kiek kartų žmonės bando padaryti tą patį dalyką. Dar kitaip sako, kad sporte ten iki atitinkamo lygio, kad pasiekti, ten reikia 2 metų, sudėtingose sporto šakose iki 6 metų, groti instrumentų irgi turbūt kažkiek tai reikia. Kiek kartų žmonės bando, žinodami tą patį dalyką, daryti organizacijoje. Tai jeigu statistiškai, tai jeigu tai nėra žiauriai užsispyręs, motyvuotas žmogus, 3., 4. bandymas, jisai jau to nebedaro ir pradeda ieškoti, sako, kad šitas neveikia, šitas netinka ir pradeda ieškoti kitokių būdų, tai yra vėl daryti kažką iš naujo. Ir jis tokiu būdu niekaip nesusiformuoja. Nesuformuoto elgesio, kuris jau gali kurti rezultatus, arba tas elgesys suformuojamas toks, kad tam tie rezultatai labai vidutiniai. Tai mintis yra tokia, kad žmogus, jeigu nežino, tai jis net nesirenka tokio elgesio, nes jo skalėje jo nėra. Jeigu žmogus žino, bet nesugeba, tai jis greitai turi nusivylimą, nes paarti, kol tau kažkas daros, pradeda darytis gerai ir ypač, nežinau, kokios auditorijos amžiaus, bet man atrodo, kad jaunimas su klipiniu ir instagraminiu mąstymu prabūti tą laiko tarpą bandymų, kur tikrai yra neskanu, nefaina ir taip toliau sunkiai perneša, tai laikykim, kad žmogus žino ir geba, bet yra toks posakis, sako, kad jam 70 metų, bet jis vis dar perspektyvus. Tai reiškia, kad ne visą laiką žmogus turi galimybės pritaikyti savo gebėjimus. Na ir jeigu jau tu turi galimybės, tai nereiškia, kad žmogus pasirinks elgesį. Tokį, nes galbūt jo nuostatos yra tokios. Nenoriu, tingiu, nematau, kad prasminga ir dar kažkas tai gali būti tokio. Todėl, jeigu esat vadovai arba norite jais būti, arba esat pavaldiniai, tai savo, kai elgesys nekuria kažkokio tai rezultato arba kažko tai norite pasiekti, neinasi, pasitikrinkit, kokioje vietoje esate.
Jeigu nedašokot iki gebėjimų, tai toks yra naivus tikėjimas, kad loterija, gal kažkas ir gali pasisekti. Bet paprastai stabilus geri rezultatai yra tada, kai žmonės įgauna gebėjimus ir įgūdžius. Kai kalbu apie gebėjimus įgūdžius, tai sakau žodį kompetencija, tai kompetencija tokia vadybinė prasme yra gebėjimas daryti, o ne kažkokios tai žinios. Jeigu norit vystyti savo žmonės, čia yra schema. Jinai yra šiek tiek žiauri, bet jinai yra pragmatiška ir ta, kuri veikia. Jeigu norite turėti būti gerų vadovų arba būti tas, kuris vystosi, tai pirmas dalykas, kad jeigu nepažįsti žmogaus, su kuriuo turi reikalą, jeigu nepažįsti, tai negali turėti santykių, tai vargu o pasitikrinimas, ar pažįstate tą žmogų, tai jeigu nežinote to žmogaus vaikų vardų ir žmonos, nežinote jo hobio ir nežinote, dėl ko jam skauda galvą, dabar šiandien tai žinokit, kad jūs jo nepažįstate. Antras dalykas, kad ir pirmas tai buvo pažink, antras stebėk, kas vyksta ir daryti išvadas. Va čia jau yra gana sudėtinga, nes toksai yra reikalas, stebėsi, tai ką tu iš paskos lakstysi, ar čia būsi mikromanageris, bet atsirinkti vietas, kuriuose matosi geriausiai jo elgesys, kuris kūrė rezultatus, arba kurioje matosi rezultatų kažkokios tai tarpiniai rezultatai arba pastovus, tai yra iššūkis ir žmogui, tas, kuris yra vadovas, atsirinkti. Jeigu tu turi kokį 10 pavaldinių ir 10 matyti tų vietų arba atsirinkti taškus, kurie veikia, yra gana sudėtinga. Jeigu klaustumėt mano patirties, aš tą sugebėdavau, bet mano logika būdavo visą laiką. Aš visą laiką savo užduodu klausimą, kurioje vietoje geriausiai matosi. Geriausiai matosi ten, kur yra kliento arba tiekėjo balsas, geriausiai matosi ten, kur formuojasi brokas, geriausiai matosi ten, kur jį vertina jo žmonės, jo pavaldiniai, jeigu jis turi tokių. Tai va šitas stebėk ir atsirink, kas vyksta ir atidavinėk tą atgalinį ryšį, yra užduotis ne visai paprasta. Žmonės kartais linkę permatuoti, jie taip įsivaizduoja, žinai, toks yra gražus posakis. Jeigu aš tau sakau, tai yra viena, o jeigu parašyta, tai dokumentas. Tai žmonės linkę permatuoti. Tai jeigu nėra KPI-so, tai jau viskas, nors iš esmės stebėjimas duoda daug geresnės įžvalgas negu kažkoks tai KPI-sas. KPI-s, aišku, gali duoti labai stiprias įžvalgas ten, kur reikalingi tikslus procesai ir kur žmogaus akis arba nepajėgimą matyti tokių dalykų. Tai greičiausiai taip. Sekantis dalykas, kad jeigu jis dirba žmogus gerai ir pataiko į rėmus ir visi jo patenkinti, kad ir kaip kvailai skambėtų, kelk naujus tikslus. Ir jeigu tu to nedarysi, po kiek laiko šitą tą žmogų matysi visiškai kitokį ir tu nesidžiaugsi. Ta patarlė, kad sako, žinai, po upeliu ir akmenėliai juda, o pelkėj tik tai burbulai ir varlės kurkia, tai turi prasmės. Ir arba ta kiniečių patarlė, kad sako, kad niekas taip negadina kariuomenės kaip taikos metas. Tai žmonės, kurie nustoja tobulėti ir vystytis, atėjus laikui, jie jau nebegali iššokti į tą vystymosi tokį pastovaus tobulėjimo tą ritmą, į tą srovę ir tampa tokiais bambekliais, kurie turi tokią savybę ir jūs tikrai jų matote. Žmogus kažkada padaręs kažką tai gero organizacijoje, tie dalykai jau yra praėję, o jis dar gyvena tos šlovės spinduliuose ir vis dar laukia, kad juo kažkas tai žavėsis ir paskui labai stebėsi, kad jis yra nebe toks. Tai jeigu norit būti geras vadovas, tai visą laiką kelkite naujus tikslus. Tai nereiškia, kad aš nekalbu apie tokius bukus dalykus, kad užviniok kažkokius tai pardavimo procentus ar dar kažkokius, bet kelkite tokius tikslus, kurie verstų tą žmogų tobulėti, tai yra deleguokite dalį savo darbų. Kelkite tikslus tokius, kurie galėtų būti, kad kaip gyventi lengviau, kaip gyventi paprasčiau. Tai yra tų tikslų įvairovė, ką iškelk, kad žmogus judėtų, yra labai didelė. Na ir ugdyk.
ugdyk, tai va čia jau yra tas reikalas, apie kurį aš pradžioj skeptiškai šnekėjau ir dabar sakau, nes tas ugdymas, tai ugdomasis vadovavimas, ir tas skeptiškumas yra tas, kad jis ne visiems tinka, ne visi vadovai jį valdo. Šitais daliai žmonių netinka, ten bėga kaip nuo raupsuoto, pabandžius kažką. Tai kitas momentas, kad keisti nuostatas ugdyti, tai jau reikia, aš manau, kad ir patirties, tai toks įrankis yra, bet žinokit, kad jis toks gana ir sunkiai taikomas. Dabar sekantis dalykas, kurį noriu parodyti, tai kiekvienas vadovas turi tokį įrankių arsenalą. Tai yra keturios įrankių grupės. Kuo jūsų organizacija didesnė, tuo šita kairė pusė yra svarbesnė. Tai yra kuo mažesnė, atsiprašau. Kuo organizacija didesnė, tuo tampa svarbesnė ta dešinė pusė. Kairėje pusėje yra įrankiai, kurie turi tokią savybę. Tai yra aš kažką tai darau, aš žinau, su kokiu žmogum darau, aš matau, kaip tai veikia, aš matau žmogaus reakcijas ir su šitais, tai yra šitie įrankiai skirti žmogus žmogui. Dešinėje pusėje įrankiai yra skirti taip, jie yra sukurti, bet tu nežinai, kada ir kas naudosis šitais įrankiais. Ir pavyzdys gali būti toksai, kad sutarėm kažkokią tai, visi greičiausiai esat girdėję komandiruočių tvarką, tu nežinai, kas kada ir kuo naudosis, bet arba sutarėm kažkokį tai procesą vystymo. Tačiau susitarimai yra, jie formuoja elgesį, tačiau tu nežinai, kada ir kokiom aplinkybėm kas taikys. Tai yra, pirmoji kairė pusė yra dėkinga tuo, kad vadovo įrankių kokybė poveikio yra labai stipri, gera. Tai yra, tu labai gali iš karto matyti, kažką gero padarė ir negero. Tačiau jos pagrindinis minusas yra tas, kad tu gali dirbti su labai ribotų žmonių skaičium. Ir ta vadinama vadybos spano, tas rodiklis yra 8 žmonės, plus minus 2. Tai ten kažkoks labai gabus gal gali iki 14 datraukti, kuris ten įsivaizduoja, kad jis gali multitaskinti. Tai čia turbūt būtų jau tokia nežinau kokia riba. Po tarpu dešinėje pusėje įrankiai, jie visiškai yra neriboti žmonių skaičių. Dešinės pusės įrankius mes labai dažnai sudedame informacinės sistemas, visokias dokumentų valdymo sistemas ir kitus dalykus, o šitos kairės pusės įrankius mes dažniausiai šitų įrankių nešėjas esame mes. Viena vieta, pats kairys stulpelis yra, irgi taip retai galvoja, bet vadovas pats iš principo veikia kaip įrankis. Tačiau tokio mąstymo žmonės sutinku pakankamai retai. Ir taip galite pasidaryti keletą testų, žinai, pasikalbėkite, pasižiūrėkite, kaip šneka jūsų vadovai ir kai šneka apie komandą. Jis šneka, kad mes komanda, ar sako komanda ir. Šitą pasižiūrėkite, kaip pasikeičia žmonės, kurie sako, mes tik komanda, mes visi kartu. Ir ateina vadovas į balių, arba išeina iš baliaus, pasižiūrėkite. Į pasitarimą ateina, išeina, kas darosi. Tai yra vadovas kaip asmenybė ir šitoje vietoje šito įrankio klasta yra tokia, kad tai yra labai galingas įrankis, galintis formuoti vertybės, nuostatas ir dar kažką, bet jeigu tu nesugebi valdyti ir nesupranti, koks elgesys, kokia tavo nuotaika, kokie žodžiai sukelia kokias pasekmes, nes organizacijai reikia elgesio, o ne tavo grožio, tai gali būti, kad tu esi labai charizmatiškas ir keliantis sumaištį ir keliantis bėdas. Todėl vadovavimas visų pirma yra pragmatizmas, tai yra tu paskirtas organizacijai sukurti elgesį ir jeigu manai, kad kitą kartą tokios dilemos teisinga ir protinga, tai nėra apie tą patį. Teisinga ir gudru tai nėra apie tą patį. Protinga ir gudru tai nėra apie tą patį. Todėl žmogus dar kitaip, nė vienam iš mūsų kaip žmogų neduota savęs matyti.
Ir jeigu neturi būdų, kaip pasitikrinti, kaip tavo nuotaikos, žodžiai, išsireiškimai, kokius rezultatus kūrė, tai didelis šansas, kad kuri kažkokius tai dalykus, kurie nėra visiškai reikalingi. Kad žmogus galėtų save matyti, tai aš nežinau, kokios turėtų būti brandos ir amžiaus. Manau, kad jaunesniem žmonėms iš esmės kiti dalykai rūpi, o vyresni, tai kai kurie, man atrodo, ir neišmoksta. Tai aš taip iš savo patirties galiu pasakyti, kad kai aš supratau, kad kažką tai kuriu ne taip, kai aš nusiėmiau, radau būdą nusiimti savo portretą, tai tiem, kurie parodė mano portretą, aš pasakiau, jūs apsižiūrėkit, jūs kažką sumaišėt, atnešėt ne šitą žmogų, aš taip niekad gyvenime, negali būti taip. Ir pasirodė, kad atnešė tą. Tai tada lyg tai kažkaip tai atsirado toks dalykas, kad ta asmenybė pradėjo veikti labiau kryptingai, sakyčiau. Šiandien daugiau kalbėsime apie tuos tiesioginius darbus su žmonėmis metodus, tai yra akis į akį. Kartais girdite one-to-one tokį pasakymą. Apie grįžtamąjį ryšį šiandien šiek tiek pakalbėsim, apie tikslų kėlimą ir delegavimą ir ugdomąjį vadovavimą. Tiksliau mes apie tuos įrankius pasikalbėsim, apie tai, kam jie tinkami ir kokia jų problematika. Ten, kad aš per kažkiek tai laiko išmokinčiau jūs tai nelabai nei auditorijos dydis, nei laikas leidžia to. Kita įrankių dalis tai yra, kada žmogus tiesiogiai dirba su komandomis, tai yra pasitarimai, veiklos peržiūros, komandų sprendimų paieškos būdai. Tai yra, kada vadovas kažką tai daro kaip moderatorius, kaip atsakingas, kad ta komanda veiktų. Ir netiesioginiai darbo su žmonėmis metodai, tai yra komunikacija, procesai, tvarkos, kultūra, tai aš jų tikrai neliesiu. Čia dar atskiras visiškai reikalas. Taigi, dar viena taisyklė, kurią tikrai siūlau įsidėti savo į galvą, jis skamba taip, kad jeigu aš negaliu paaiškinti, kokiais būdais ir metodais vadovauju, tai keliate sumaištį. Šitą tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kad vienas durnesnių pasakymų, žinai, jeigu užduodi klausimą, klausyk, tai kokiais būdais tu vadovauji, žinai. Tikrai durnas atsakymas skamba maždaug taip, aš gimiau toksai. Aš toks esu. Nu tai koks tu esi, toks esi, bet reikalas yra tame, kad jeigu negali replikuoti savo vadovavimo metodų, tai žmonės niekad tavęs nesupras. Jeigu žmogus tavęs nenuskaitys, jis negali pasirinkti elgesio, tai yra, tu jau neformuoji elgesio. Tai metodų replikavimas yra išskirtinai svarbus dalykas ir absoliučiai visi vadovavimo metodai yra replikuojami, tai yra išmokstami. Priklausomai nuo žmogaus charakterio ir asmenybės, kai kažkas yra lengviau, kažkas sunkiau, bet man vadybos įrankiai yra tikrieji įrankiai, tie, kuriuos galima replikuoti ir išmokti. Tai toks dalykas būtų svarbus. Čia dabar sudėjau keletą tokią lentelę ir toliau mes kalbėsime apie tuos, kurie yra tiesioginiai. Tai yra paskirtis ir išmokimo sunkumas. Tai akis į akį metodas yra skirtas kurti santykius, daryti veiklos apžvalgas, aptarti artimą ateitį ir šitas įrankis išmokstamas pakankamai paprastai, nes jame nėra kažkokių didelių sunkumų. Sunkumas yra, du sunkumai jame yra. Tai yra pirmas, kad mes kaip žmonės nelinkę klausyti kitų žmonių, norim pertraukinėti ir kažkokiu tai būdu vis įterpinėti tą, kas kitam žmogui neprasminga ir taip traukti dėmesį į save. Didžioji dalis, žinot, aš kodėl taip sakau, kad didžioji dalis vadovų vis tik tai, kaip tu nori pasakyk, yra tokie vakarietiško tipo, kurie linkę, žinai, ekstravertai, kurie rodo iniciatyvų žmonės, aktyvų žmonės. Tas yra pirmas iššūkis, kad kaip toks yra posakis, žinai, jeigu su kažkuo tai gerai pasikalbėjote, tai didelis šansas, kad anas žmogus kalbėjo ne daugiau 20% laiko. Bet jūs laikysit, kad jūs gerai pasikalbėjote, kalbėdami 80%. Tai va čia yra vienas iššūkis, kad žmonės nemoka klausyti. Turiu galvoje, dar patylėti išeina, bet klausyti, tai yra iš tikrųjų plaukti su žmogum ir domėtis to žmogum sunkiai.
Ir antras iššūkis yra tas, kad susirinkti informaciją. Tai yra apie ką kalbėtis, kas iš tikrųjų svarbu, kad neatsineštum informacijos, kuri yra nesvarbi ir paliktum, pavyzdžiui, tai, kas buvo svarbu, tai labai negerai vadovo įvaizdžiui ir tada sako, kad žmogus nesiorientuoja, kas darosi. Tai čia yra du iššūkiai, bet pats metodas išmokstamas yra labai paprastai, tai yra paprastas metodas. Grįžtamasis ryšys, tai yra toks būdas, yra išmokstamas ypač greitai. Teikčiau, kad tie akis į akį grįžtamasis ryšys, tai grubiai per dieną tą galima laisvai išmokti. Vieną metodą ir kitą, tai yra, jie gana greitai taikomi, jie yra saugus, jie nekelia kažkokiu, tai jeigu protingai užeini į konfliktinių situacijų, ten viskas su jais gerai. Tikslų kėlimas ir delegavimas jau yra sudėtingiau. Ir jeigu ypač turite tikslus formuluoti tokius, kurie nėra procesiniai, tarkim, žinai, ten 5 procentai kažką tai padaryti daugiau arba mažiau, padaryti šiek tiek greičiau, arba tai yra, kur dažnai toksai pastangų lygis lemia, kad pasieksi tą tikslą ar nepasieksi. Tai yra, jeigu yra tikslai susijęs su pokyčių valdymu, arba jūsų darbas yra susijęs, kad reikia nukaskaduoti organizacijos tikslus į tinkamas vietas, tai čia pasitreniruoti reikia šitą, nes tas tikslų kaskadavimo yra skirtingi tikslai, visiškai skirtingai kaskaduojami, jų paketai skirtingi, jų reikšmės skirtingos. Tai šitą dalyką jau žmogus nepajutęs organizacijos, jeigu ypač esate atsakingas už tai, kad tie tikslai pasklistų organizacijai, tai toks reikalas nėra paprastas, bet jis irgi yra loginis, ne aukštųjų materijų kažkoks reikalas. Jį galima išmokti, bet jį greičiausiai išmoktum taip besipraktikuodamas konkrečiai. Jeigu akis į akį grįžtamą į ryšį, gali išmokti dirbtinėje aplinkoje, tikslų kėlimo yra principai, kuriuos irgi gali išmokti dirbtinėje aplinkoje, bet tu pajusti jį gali tik tai savo darbinėje aplinkoje. Ir ugdomasis vadovavimas, tai galiu drąsiai sakyti, kad iš 10 2 žmonėm tai yra nepriimtinas metodas, jie pradeda visaip keikti tą metodą, pradėti, vieni sako, tai čia seiliojimas, čia kitas dar kažkoks tai. Ir kokiems iš 10 2 jis ir taikymas jau yra nepriimtinas. Ir tu gali, žinai, net stebėtina, žinai, kad sako, tu sakyk man konkrečiai ir nustok čia man. Ir tie žmonės net tokie atrodytų stiprų žmonės, sako, atstok, ir net neprasideda su juo. Tai jis toks, jo taikymas nėra lengvas, o išmokimui tai grubiai dirbtinėje aplinkoje, kažkur, tai bent jau man asmeniškai reikėjo kažkur apie 70 valandų praktikos. Tai prie to dar pridėkite kokias 6-7 savaitės, tai ne vienu kartu mokymas ir 70 valandų praktikos. Tai kol tu iš tikrųjų pradedi tą taikyti kažkokiam tai lygyje. Ir kitas momentas, kad jeigu tu esi vadovas, tai tikro ugdomojo vadovavimo metodo tu negali taikyti, nes yra pavaldumo ryšiai ir žmogus taip neatsijungs, kad va čia dabar aš čia turiu būti atviras, o išėjus į koridorių, žinai, supranti, kad tu nuo to žmogaus priklausai, kad tavo atlyginimas galbūt priklauso, kažkas dar priklauso ir tada, žinai, to atvirumo nelabai ten yra, kažkokie metodų dalis tikrai galima taikyti, bet nereikia galvoti, kad jis yra toks visiškai toks pats, kai tą daro išorė žmogus. Na, akis į akį, tai pereičiau dabar, tai kam jis tinkamas, tai yra jau kartosios, tai yra santykiams kurti, suderinti matymą, kas buvo praeitame periode, suderinti, kas bus svarbu sekančiam periode ir apsikeisti informaciją, atiduoti grįžtamą ryšį, deleguoti darbus ir kelti tikslus. Jis yra tinkamas, bet deleguoti darbus ir kelti tikslus tuos, kuriuos gali padaryti per kokias 2 minutės. Netinkamas sudėtingų projektų peržiūrai, nuostatų keitimui, jeigu ten reikia jau iš tikrųjų kažką kalbėtis, kodėl mes vienaip ar kitaip, ir greitoms reakcijoms į kasdienę veiklą jis yra netinkamas. Nes paprastai akis į akį tai yra pusvalandžio susitikimai savaitės periode,
ir kuriame grubiai 10 minučių skiriama šitam žmogui, 10 minučių skiriama vadovui ir 10 minučių ateičiai. Tai yra pusvalandžio susitikimas. Tai va čia, kad suprastumėte, apie ką šneku, tai yra įrankis, tai nėra kažkoks tai, jūs labai gali būti, kad dažnai girdite tą one-to-one ir į juos žmonės prideda labai įvairių prasmių. Tai yra tas vadybinis įrankis, yra pagal aptartą struktūrą, susiderinimas, nuomonės, kas buvo ir kas bus, ir tame tarpe santykių kūrimas. Tai yra, ir va čia yra svarbu, kad tas santykių kūrimas, šitas laikas yra daugiau, nors jis skyrė vadovas, bet čia yra labai labai svarbu, kad tai yra vienintelis laikas pavaldinio, kurį jis turi pas vadovą daryti tai, ką jis nori. Visus kitus gali šitą vadovas bet kada gali pasiklausti, bet kada ateiti ar pasikviesti, o žmogus kita pusė, tai yra tas, su kurio santykiai turi būti. Gali būti, kad ten yra demokratiška labai, bet kaip ten bebūtų, kad ir koks demokratiškumas bebūtų, yra geriau žinoti, kad čia yra laikas man ir aš galiu jo darytis, negu dėl demokratijos buvimo eiti ir, o čia dabar aš noriu ar dar kažką. Tai tas vis tiek veikia geriau. Tai yra, dėl ko iššūkiai kokie, tai yra visų pirma, kad šito metodo turi būti apmokinti ir suprantamas, aš dar kartą kartosiu, jis yra suprantamas ne tik tai vadovui, bet ir jo kolegams. Labai dažnai vadovai ateina nepasiruošę ir improvizuoja. Jau viskas pasijungia. Ir improvizavimas yra toksai, kad tu improvizuoji tenai ir atrodo tau vienam tik tai, kad to improvizavimo niekas nepastebi. Šitiems susitikimams reikia ruoštis. Ir pasidaryti taip, kad tu gyvenime iš karto gauni sugebi tą savaitės bėgyje jau kaip įpranti fiksuotis tą informaciją, kuri tau reikalinga, to ruošimus jau faktinio tokio nebūna. Bet suprasti, kur, iš ką, kaip pasimti, kad tu bet kuriuo metu galėtum su tom žmogum kalbėti apie darbą, tai nėra mažas iššūkis. Ir pirmi tie susitikimai iš tikrųjų pasiruošimo kainuoja. Susitikimai per reti. Jeigu nori turėti santykius, jeigu sakai, kad gal užteks kartą į 2 savaitės susitikti, tai žiūriu skeptiškai. O jeigu dar vieną praleidai, tai susitiksi kartą į mėnesį. Ir dažnai vadovai neturi patogios formos organizuoti ir stebėti savo darbus. Tai yra neturi sistemas, kaip susižinoti dalykus, apie kuriuos norės kalbėtis. Labai dažnai tas laikas pradeda dominuoti. Tai laikas skirtas tampa jam, o ne kolegai. Ir tie susitikimai akis į akį pradeda panašėti į darbinius pasitarimus dviese. Bet tam darbiniam pasitarime ten yra viena kryptis – vadovas. Kitas dalykas, kad per griežti laiko rėmai dažnai trukdo ir, žinai, čia susitarėm, tai jau tavo laikas pasibaigė, tas nepadeda jų kokybėje. Dar vienas dalykas, kuris yra visiškai kaitaliojama laiką. Vadovas sako, čia dabar ne, o dabar jau po tiek laiko. Tai tas rodo, kad, žmogau, tu nesi svarbus, tavo laiką kaitalioja. Tai tas pastovus laiko kaitaliojimas susitikimų tokių labai stipriai kenkia kokybei ir santykiams. Čia esu matęs situacijų, kada žmogus, sakai, reikia pasikalbėti, atsakymas, nežinau, kada vadovas kvies, jis niekur neina. Jis vos ne pusę dienos išderintas. Ir kitas dalykas, kad jau jam nuėjus, ten tikrai nėra lygiaverčių santykių. Tai yra kitas dalykas, kad netęsima pakankamai ilgai ir stabiliai, kad pradėtų veikti. Ir šitas įrankis pradeda veikti tik po kažkiek tai laiko, tai po kokių 6-8 susitikimų, kada žmogus jau pasijunta normaliai, jis gali pasakyti, atsiverti, laisvai diskutuoti, nes iš pradžių jis dar žiūri, kas čia yra, kodėl čia mane kalbina, žinai. Ir tai dar sekantis dalykas, kad vadovas turi pareigas. Šito susitikimo metu susitarėme, kas ką padarys. Ir logiška, kad vadovo užduočių gali būti netgi daugiau, ką jis turi padaryti, kad tam žmogui būtų sudarytos sąlygos dirbti. Ir šitos dalies, žinai, kažkaip tai vadovas kartais prisiima tokią poziciją, kad aš čia bosas. Ne, broliuk, tu turi savo pareigas, jisai turi savo pareigas. Tu turi paklausti ir turi susiderinti, ką jis padarys, kad tavo padarinys judėtų. Lygiai taip pat tu turi pagalvoti, o kaip tu sudarai sąlygas jam dirbti.
Ir jeigu tų susitarimų nesilaikoma, tai statistika, ką aš pastebėjau, 3-4 kartus žmogus pasakė, ką reikia pakeisti, nedavė atsakymų jam. Nesvarbu, galima duoti ir tokį, kad nekeisiu, nedarysiu, bet nedavė atsakymo, 4-5 kartą nesako. Ir tas pasibaigė tuo, kad vadovas jau nebetampa partneriu, tampa kažkokiu tai bosu, bet tai jau nebedarbinis santykis, kuris kūrė elgesį. Grįžtamasis ryšys, dabar kam jis tinkamas, tai yra aiškaus elgesio tinkamas korekcijom. Šitą grubiai paprastam kasdieniam elgesiui, kurio visuma kūrė rezultatą, tai yra tai, ką gali matyti. Dabar atgalinis ryšys atiduodamas tik tai už tokius dalykus, kuriuos tu gali pamatyti, suskaičiuoti, pajusti, tai yra už elgesį. Suvokiant, kokį rezultatą jis sukūrė. Ir logika būtų tokia, kad grįžtamasis ryšys tai yra nedaugiau negu 10 sekundžių, jis skamba maždaug taip, labas, ar galiu tau pasakyti apie darbą, atsakymas taip, kai tu darei šitą, išėjo tas, ar galėtum kitą kartą taip pat padaryti. Taškas. Bet ką tik tai jūs girdėjote atgalinį ryšį apie elgesį, kurį mes norėtume, kad žmogus kartotų. Tai jis, šitos dalykus galima pasakyti labai paprastai. Tai apie elgesį, kuris kūrė rezultatą, tai kitas gali būti apie elgesį su gyvenimu ir organizacija. Visą laiką yra dvi pusės, tai yra viena pusė aš esu profas, antra aš gyvenu organizacijoje. Jeigu esi profas ir esi tas, kuris skleidžia nuodingas dujas organizacijai, tu ilgai tenai nepabūsi. Jeigu esi tas, kuris organizacijos gėris, bet nesi profas, irgi ilgai nepabūsi. Tai šitoj vietoje bus apie žmogų ir apie gyvenimą organizacijoje ir apie darbą. Žiauri motyvacijos priemonė. Neįsivaizduojama, jeigu mokat atiduoti, žmogus dūšią atiduos jums už tai, jeigu padarysit jos geras kombinacijas to atgalinio ryšio. Jis netinkamas sudėtingų projektų apžvalgai, elgesiui, kur ir sunkiai atrenkam priežastinius ryšius. Matom, kad kažkas įvyko, bet negalim pasakyti, nuo kokio elgesio tas buvo. Jis netinkamas konfliktams, jis netinkamas netiškam elgesiui, tai net galinį ryšį reikia atidavinėti. Senam elgesiui jis netinkamas, atidavinėsit už seną elgesį, sakys, tylėjo kiek laiko, dabar jau kimba. Dalykams, kuriems reikalingas ilgesnis laiko tarpas, tai yra, kad pavyzdys kažkokio projekto ilgam darimui, tai ne apie atgalinį ryšį. Tai jis būtų maždaug apie tai. Kodėl iššūkiai organizacijų žmonių nemoka atiduoti atgalinio ryšio, bet nemoka, aš taip pradžioje įsivaizdavau, kad nemoka, bet priežastis yra šiek tiek, manyčiau, kita, kad neturi už ką, nestebi ir nesugeba atrinkti elgesio ir tada tas jo tipo atgalinis ryšys tampa gyrimu. Oi, koks tu gražus, oi, koks tu geras. Nu ir gerai, aš dabar gražus ir geras, o ką aš turėčiau daryti, kad likčiau geras ir gražus. Ir žmogus atsakymo neturi, kaip ir vadovas. Tai yra, nes nepasakyta, tai yra, tu netrink elgesio. Neišlaiko tinkamo santykio tarp patvirtinančių ir koreguotinų, labai graži lietuviška kultūra, kad išsireikalauti iš pavaldinių, kad pasigirtų, yra sunkiau negu išsireikalauti, kad prisipažintų. Absurdas. Tai yra, ir jeigu pasižiūrėt, kas darosi dažnoje organizacijoje, jeigu kažkas ne taip, pasakė tam, jeigu taip, nutilėjo ir po kiek laiko tu turi žiauriai selektyvų atgalinį ryšį, kas gerai, tyla, savaime suprantama, o tampa tie vadovai kažkokiais smegenų knisėjais, kalbėdami visą laiką tik apie koreguotinus dalykus. Todėl atgalinis ryšys veikia tik tai tokiu atveju, jeigu tu pakankamai pridavai to pozityvaus, tik tai tada žmogus priima ir tą koreguotiną, nes jisai supranta, kad šneka ir apie įvairius dalykus. Tai dažnai vengia konfliktų, nori būti socialiai patrauklus, o ko čia sakyti, čia žinai, mes hebra ir taip toliau, bet atgalinio ryšio vadovas negali netiduoti, tai nepasirinkimas, tu negali netiduoti, nes tavo darbas toks. Tai neturi informacijos šaltinis, neatsirenka esminių veiklų, kitą kartą, žinokit, absurdas, kad atidavinėjau iš to, neatsirenka esminių veiklų, kurių elgesį turėtų stebėti. Ir neretas atvejis tingi. Buvo klausimas, kiek vadovas gali turėti pavaldinių, kad daryti akis į akį susitikimus, tai aš sakau 8. 8 kažkur tai po pusvalandį dar kažkam pasirodys, oi čia beveik
4 valandos, tai labai pamastykite, kur jūsų vertingiausias darbo laikas, tenai, kur susikuri santykius ir žmogus padaro darbą, ar tenai, kur tu bėgi per visus pasitarimus, ataskaitas ir visus kitus. Tai net nebejoju, kad giliau padiskutavo, suprastumėt, kad laikas paskirtas su pavaldiniu, jeigu jis praėjo teisingai, o ne tuščiai, yra vienas geriausiai praleistų vadovo laikų. Čia tokios iliuzijos, kad kainuoja daug laiko, neturėkit, tai yra saviapgaulė, yra tipinė saviapgaulė vadovo. Vadovai vengia atgalinio ryšio, tai žiūrėkit, va čia yra dar visas grožis, tai jeigu taip galvoja, tai žinokit, kad kažką tai nėra. Čia yra saviapgaulės teiginiai. Jis ir negalėjo šito suvaldyti, šis darbas netinka šitam žmogui, duosiu kitą, kas bus, jeigu užpyks ir trenks viską. Taip nenutinka visada, tai žinokit, žmogus yra be galo išradingas pasiteisinimu. Tai yra pasiteisinimų fantazija, jinai yra begalinė. Čia prie tos istorijos, kur sako, deganti ugnis, ten betekanti upė, besiparkuojantis, kai kieno vairuojamas automobilis, ir pasiteisinimų srautas yra begaliniai, žinoma. Tai ir jie net kitą kartą net stebėsi, kaip jie vis nesikartoja. Tai šitie dalykai, galiu drąsiai pasakyti, kad jie konstruktyvumo neprideda. Tai yra, jeigu jūs taip mąstote, tai darote bėdą savo žmogui. Tikslų kėlimas ir delegavimas, tai pritaikomumas, tai yra tinkamas, vysto specialybinės kompetencijas, vysto vadybinės kompetencijas, kitą kartą verta vaduoti savo darbą, kad klausyk, tu padaryk, suderink, tai žinokit, po kiek laiko žmonių net pažįstate, tai jie geriau supranta, ką tas vadovas daro ir kur ten bėdos yra. Tai labai plečia pasaulėžiūrą, mažina rutiną žmonėms, leidžia pamatyti darbuotojo galimybės. Neseniai buvo ir pokalbis, kad, sakė, žiauriai motyvavo, kad mane įsiuntė ten į vietoj vadovo kažkur, delegavo į kažkur. Tai. Netinkamas, kiekvienas darbuotojas turi slenkstį, su kuriomis dar gali tvarkytis užduotimis. Ir reikia pripažinti, kad didelė dalis, ne tai gal didelė, bet ženkli dalis žmonių yra tie, kurie nenori kažko tai keisti, nori gyventi stabiliai ir jų gyvenimas, jų projektas yra kažkur tai nedarbe, o darbas yra lėšų uždarbis šitam gyvenimo projektui pasiekti. Na ir iššūkiai keliant tikslus, tai nėra taip, kad už tikslą yra suinteresuotas vienas žmogus, tai yra dažniausiai yra visai eilė žmonių suinteresuotų ir jų interesai labai dažnai pjaunasi ir atrinkti, su kokia kombinacija padaryti, kad ir avis būtų, ir vilkas sotus, tai yra nepaprasta. Kelia tikslus, o gauna rezultatus. Rezultatas visą laiką yra paketas. Rezultatų paketuose yra norimų rezultatų dalis ir nenorimų, tai yra apie tai dažnai nutyli, nemasto kaip su tuo. O jeigu nenorimų rezultatų paketas, kad ten daug reikės dirbti, tai irgi savo laiko paukojimas, tai dažnai lemia, kad ir tie tikslai nepasiekti. Neturi įgūdžių valdyti pokyčius, ypač lūkesčių dalį, tai yra kaip suderinti, nes žmonių konfliktai yra ne dėl fakto, o dėl to, ko jie tikėjosi iš tų faktų. Niekas nepyksta už tai, kad tu šiukšlių neišneši, pyksta už tai, kad tikėjosi, kad tu išneši šiukšlius. Jaučiat kokią asmeninę patirtį, kaip dalinuosi? Gerai. Šitą vadovas neįdeda savo antrų akių principo, tai yra žmogus darantis pokytį, jis turi turėti atsvarą, tai yra antras akis tiek nuomonės, tiek autoriteto prasme. Kartais laiko, kad delegavimas sumažins vadovų įtaką, tai yra ir konkurencijos baimės, o kas čia pasirodys, jeigu čia taip yra. Prarandama galimybę nurodinėti kartais, tai irgi kartais turbūt tokius dalykus deleguoti. Na ir ugdomas vadovavimas, tai yra tinkamas keisti nuostatas, plėsti pasaulėžiūrą, tai yra puikiai motyvacijos ir santykių kūrimo forma, ten žmonės išeina tiem, kuriem tinka iš tikrųjų labai tokie pakylėti. Nes mes 100 gavom balkonų, tai mes... Jo, yra matyti žmonėm visokių reikalų. Turbūt ir balkonas nemažiau svarbus. Tai tvarkoj.
Ten, kur reikia sprendimų čia ir dabar, tai iš tikrųjų tokių greitų sprendimų nėra tinkamas pritaikomumas šito įrankio. Ir įrankį įvaldyti reikia nemenkų pastangų, jo neišeina išmokti savarankiškai. Dalis, kaip ir minėjau, vadovų neperneša šio įrankio, jam įvaldyti reikia tikrai laiko ir kantrybės. Na ir kadangi tarp žmonių yra ne tik tai tokie žmogiški santykiai, bet ir pavaldumo, tai jis pilnai negali atsiskleisti šitas įrankis. Jeigu parašysit klausimų, tai aš juos atsakysiu. Jeigu jų neparašysit, aš atrinkau keletą tokių klausimų, kurie buvo iš anksto pateikti, tai aš pabandysiu juos atsakyti. Tai vadovų darbo vertinimo kriterijai, tai 2, ir juos pakanka atsiminti. Visi vadovai pasamdyti daryti rezultatus. Tai yra, ar padarai tą, kam tave pasamdė, ten jau atsiras ar rodiklių, ar pokyčių, dar kažko. Tai pirmas kriterijus ir antras kriterijus. Išlaikyti žmonės. Toks darbas, kada rezultatai padaryti ir žmonės nedarbingi įsilaksto ir taip toliau, tai 2 kriterijai. Daryk rezultatus ir padaryk taip, kad žmonės su tavimi dirbtų. Va, ir viskas. Labai paprasta. Labai paprasta. Komandinio darbo svarba. Veiklos užduočių nustatymas vadovams. Reikalas toksai, kad jeigu pasimsim amatininką ir užduosi klausimą, kur yra jo protas. Tai žmogus pasakys, kad mano galvoj smegeninėje aš pats esu protas. Jeigu paimsi organizaciją ir užduosi klausimą, kur yra protas, bet pas tą žmogų protas yra ir gamybininko, ir prekybininko. Pasivalgiau labai. Yra ir marketingisto, ir visoks kitoks protas, ir jis viduje veikia kaip suderintas mechanizmas. Jeigu pasimsi organizaciją, tai tu rasi tas pačias funkcijas ir dažniausiai tom funkcijom didesnė organizacijos specializuoti žmonės, mažesnė organizacijos žmonės universalesni. Tai logiška, kad šitas protas yra žmonių grupės protas. Ir čia visi taip sako, kad komandinis darbas yra svarbus. Ir teiginys, ko gero, yra visiškai kitoks. Tai yra, kad be komandinio darbo tai yra nesvarbu, tai yra privalu, jeigu nori valdyti organizaciją. Ir jeigu nori valdyti organizaciją, jeigu tu esi pirmas žmogus, tai tavo pati didžiausia užduotis padaryti, kad ta komanda veiktų. Ne kad tu būtum visažinis, bet padaryti, kad šitie žmonės veiktų kaip suderintas mechanizmas. Ir tu to nepadarysi, jeigu tie žmonės nebus tie, kurie generavo strategiją, jeigu nebus tie, kurie generavo tikslus. Dar kitaip, jeigu kažkas tai įsivaizduoja, kad nuleidus tikslus, tie tikslai žmonėms žinomi, pilna apimtim, tai aš pasakyčiau kitaip, kad organizacijos tikslus, strategiją ir kitus svarbius dalykus organizacijai žino tik tai tie žmonės, kurie ją sukūrė. Nes jie žino, ką atmetė, kokius argumentus priėmė ir taip toliau. Tas, kas yra nuleidžiama vėliau kaskadavimu ir taip toliau, tai yra tik tai detalės, iš kurių gana sunku kitą kartą suprasti, kokia esmė, o jeigu toj grupėje, kuris sukūrė, pasikeitė keletas žmonių, pažiūrėk, ar nereikia iš naujo praleisti to proceso. Tai aš sakyčiau, kad jeigu paimti aukštesnį lygį, tai vadovai, kurie turi tas užduotis, realiai jie turėtų būti tu turi, aišku, kiekviena organizacija turi gaires, keliesi tikslus ir vėliau tu turėtum pats juos jau suprasti, ką darys ir susiderinti su šalia esančiais žmonėmis. Skamba absurdiškai, bet sako, aš pasamdytas kaip šitos srities specialistas, aš viską čia geriausiai žinau, bet ką daryti, sako man. Ir dar sako, kaip tave vertinsiu. Tai tada kas čia geriau už tave žino. Bet kitą kartą yra toks pasyvus lūkestis, kad kažkas kitas. Toks pastebėjimas. Vadovas žmogus asmenybė. Koks jis turėtų būti? Atsakymas toks, koks yra. Toks, koks yra. Yra organizacijų, kur reikalingas despotas.
kur nėra absoliučiai jokios pasirinkimo teisės, paimkite kokį sukarintus, despotas, griežtas, disciplinuotas žmogus. Gali būti kūrybingas kažkur tai, gali būti pakvaišęs mokslininkas. Klausimas yra visiškai kitas. Tai yra, kiek ta asmenybė naudinga arba gali dirbti su tom užduotim, kurios yra skiriamos. Ir jeigu būtų klausimas formuotas taip, šitokio turinio užduotim ir tokiems tikslams, koks reikalingas vadovas ir koks turėtų būti, atsakymas galėtų būti. Tuo tarpu aš jums galiu drąsiai pasakyti, kad bet kuris žmogus gali būti vadovas tylenis, kuris padaro, kad komanda veikia, jo nesimato, komanda tiksi kaip laikrodis, gali būti šaukiantis ir suderinantis. Tai neieškokit šito atsakymo, kiekvienas žmogus, kiekviena asmenybė gali būti tokiu. Ar tam žmogui reikia? Ar jis jaučiasi komforte tą darydamas? Klausimas. Tai toks klausimas, koks jis turėtų būti, nematant konteksto atsakymą jam minėjo. Kokie yra sėkmingo vadovo, sėkmingos komandos kriterijai, rodikliai ir dinamika laike? Žinot, etiketė sėkmė yra priklijuojama mūsų. Ir jeigu dabar paimtumėt kažkokį tai, žinai, ir mes ją priklijuojame iš kažkokių tai išorinių atributų, tai yra sėkmingas. Važiuoja gražiu automobiliu arba turi gražų ofisą ir kažkam tai sako, jo apyvarta milijoninė, va čia yra sėkmingas. Priklijavo etiketę, tada pasižiūri, o kiek laiko jis paukojo, kiek spalvų, kiek nervų, ogi šitą pareina kažkokios tai tokie klausimai, kurie mes patys nenorėtume. Tai tas sėkmė, žinokit, aš irgi netgi sakyčiau, kad tu asmeniškai gali savo vertinti, esi patenkintas ar ne, esi laimingas ar ne, o kur čia tas sėkmingas žmogus, ar sėkmingas žmogus tas, kuris padarė karjerą, ar sėkmingas žmogus tas, kuris užaugino 3 vaikus, kol kitas karjerą darė. Tai irgi toks, žiūrėkite, tuos tikslus ir sėkmės kriterijus mums primeta aplinka sociumas. Pasižiūrėkite, kas jums reikia. Vadovas, kuris pasiekia rezultatus, kuris išlaiko ir neištaško žmonių, ko gero rimtas personažas yra, galima būtų laikyti kažkokio tai vadovo etalono, bet tas sėkmės yra tokia paieška, kurią tikrinkitės, ar tokie klausimai tik tai, kas man yra, jeigu sakytų, ar tu norėtum būti laimingas, tai gal netgi žmogus greičiau pasakytų. O čia sėkmingas, gali būti sėkmingas vadovas, kuris darė rezultatus, o jam išėjus sugriuvo organizacija. Pasimkite bajerį, pasižiūrėkite, ką rašo apie sėkmingus žmonės Forbesas ir kitus. Ir pasižiūrėkite, ką apie juos rašo po 2 metų. Tada suprasit, kas yra sėkmė. Pamatysit, kad tas, kas buvo sėkmingas, jau labai dažnai jau būna, kaip jis galėjo. Vadovavimo ir laviravimo principas esant tarp 2 pozicijų, tarp vadovo ir pavaldžių darbuotojų, ypač sudėtingas klausimas. Ir klausimo sudėtingumas yra ne tame, kad kaip tu laviruosi tarp vadovų ir pavaldžių darbuotojų, bet klausimas skamba dar kitaip. Organizacija yra platforma, kurioje suinteresuotos pusės tenkina savo poreikius. Savininkas tenkina, steigėjas tenkina, klientai tenkina, finansų institucijos tenkina kažkokia tai gali būti visuomenės dalis. Ir kaip suderinti šitos interesus, tai juos irgi gali derinti tik tai tam momentui, matant, kas labiausiai kam reikia, kieno negali ignoruoti. Ir čia jau atsiranda, yra toks posakis, kad jeigu organizacijoje jau yra 30 žmonių, joje prasidėjo diplomatija ir politika. Ir šitoje vietoje tu tą suderinamumą darysi tik tai tada, kaip politikas arba kaip diplomatas, matant, kaip įsidėliojo kortos, kam labiausiai skauda, iš ko gali labiausiai sulaukti, ką gali ignoruoti, ko negali ignoruoti, nes tenkinti visų poreikių yra be šansų. Nori tiekėją tenkinti šitą poreikius, duoti jam didesnę kainą, o tada mokėsi mažesnį atlyginimą darbuotojui. Nori darbuotojui, nori organizacijos didesnės kažkokios turto grąžos, o kaip tada darbuotojų mokymas. Tai va šitas
pastovus žongliravimas suinteresuotų pusių poreikiais ir supratimas, kuo tu žongliruoji, yra pati sudėtingiausia vadovo darbo dalis. Ir kolegos dažniausiai, žinokit, vadovus išmečia iš organizacijos ne už rezultatus, o už negebėjimą žongliruoti. Tai darbo komandų iššūkiai pandemijos sąlygomis. Tai vienas pokytis. Komunikacijos proaktyvumas ir tikslumas. Tai yra tie dalykai, atgalinis ryšys, akis į akį, kažkokie tai rytiniai susitikimai, kada tu startavai, pasiskambinimas, pasitikrinimas, kokios nuotaikos, tai yra šiuo atveju tu turi būti iniciatyvus, palaikyti tą komunikaciją ryšį. Tai pandemija šitą sukėlė ir manau, kad dar šiandieną mes vadyboje pandemijos pasekmių mes nematom. Verslo rezultatuose gal matom, bet projektai eina tie, kurie paleisti dar iki pandemijos, kolektyvai, kurie įsiskirstė po namus, jų taisyklės yra suformuotos ofisuose, suderinamumas. Tai yra mes dar tikrojo vaizdo žmogaus, kuris buvo įdarbintas pandemijos metu ir jų yra kritinė masė su nuotoliniu darbu ir visais kitais dalykais mes dar nematom. Manau, kad tas pareis ir pareis iš dviejų pusių. Tai yra, kad pandemija pristabdė organizacijų vystymąsi, tai yra kiek užteks garo, kiekvienos organizacijos mechanizmas, biznio modelis įsisėmė, tai yra kiek užteks garo to. Vienas momentas, antras, iš tikrųjų, kaip susiformuos darbo santykiai ir kiti, kai žmogus negali matyti tų autoritetų, bet kas esate dirbę su organizacijom, kurios turi filialus, pažįstate keletą dalykų, apie kuriuos sakau, kad ten yra centras, jie visą laiką priiminėja nesąmonės. Pirma centro gauta žinia yra tai, kad čia bus vėl eilinė nesąmonė ir įsitikina, nepriims taip, kad čia galbūt normalu. Kad ten kažkas tai vyksta, ko aš nežinau ir tai mane nervuoja, o jau pletkų nebegali susirinkti, o pletkai yra puikus šaltinis. Tai žmonių tas atskirimas nuo organizacijos, nuo tos bendruomenės, kurie organizacijoje, techniniam operacijom, nemanau, kad kažką tai labai atspausdinti, suvesti, paskambinti, kad pakenks, bet tam gyvenimo organizacijai, kultūrai, tai čia sakyčiau, kad bus labai stiprus pokytis, ypač tose organizacijose, kurios neturėjo tokios kultūros to nutvolusio darbo. Naujokus integruoti. Tai naujokus integruoti, broliuk, sunku integruoti. Ir integruoti, suprantat, čia dvi dalys. Integruoti, išmokinti jo darbo funkcijų, aš nemanau, kad tai problema. Pandemija, nutolė visi dalykai, šitą, tai nemanau, kad tai bus problema. O integruoti, kad suprastų, kas svarbu, kokios vertybės, kodėl mes elgiamės, kur galima vėluoti, kur negalima vėluoti, kur padidintas dėmesys, kur sumažintas dėmesys, kaip bendrauti su vienu kolega, kaip su kitu, nebūnant ofise, tai va čia jau yra iššūkis. Dabar esant ypatingai mažam kolektyvui, kur 2-3 žmonės, jeigu sėdit vienam kabinete, tai įtariu, kad akis į akį jų iš principo nereikalinga, žinokit, čia klausimas toks buvo. O atgalinis ryšys ko gero tai. Nes jūs turite tą patį informacinį lauką, tos pačius dalykus, bet jeigu jau esat už derinamumą atsakingas, tai atgalinis ryšys, o ten ką reikia jau susiderinti, jūs taip ar taip vienas apie kitą žinot, ir santykiai yra. Jeigu jau reikia susiderinti, kur ten ką mes darysim, tai jūs tą darote natūraliuoju būdu. Ir kyla kitą kartą toks klausimas, ar pavyzdžiui to dalyko suderinamumo laukti one-to-one, ar tą padaryti iš karto. Tai jeigu gali laukti, bet jeigu gali padaryti iš karto, tai geriau padaryti. Tai kolektyvas, kur 2-3, tai aš manau, kad jūs turite natūraliai geresnę situaciją ir neieškokit įrankių. Klausimas, ar savo praktikoje bandėt naudoti įrankių kombinacijas? Žiūrėkit, reikalas yra tame, kad kombinacijas naudoja visada, bet atkreipkite dėmesį, kad jeigu jau darau akis į akį, aš darau jį su visais. Ugdomojo vadovavimo tu dažniausiai darai, kai yra poreikis. Tai yra ten jau nei grafiko, nieko.
Jeigu atidavinėti vienam atgalinį ryšį, o kitas mato, kad jam neatidavinėti, žinokit, jau keliat dviprasmybės. Todėl tas paketas, jis yra, bet jūs jį pasirinkite tokį, koks jums priimtinas, jūsų veikloje, jūsų kolektyve, tik tai neignoruokite žmonių, žinokit, tas labai matas. Jeigu jau su visais taip pat, tai laikykitės tų taisyklių, nes jeigu nenuskaito vadovo ir bando pataikyti atsakymą ne taip, kaip yra arba reikalinga organizacijoje pagal vadovo nuotaiką arba bandymą įsteigti, gero darbo neturės. Gal dar kokį klausimą, dar turim kelias minutės. KPI valdymas pritaikymas vadovavimui. Tai žiūrėkite, geras klausimas, dėkui. Reikalas, mano asmeninė nuomonė, kad KPI su vertė ir reikšmė, mano akim žiūrint, vienas svarbesnių yra tokia. Ar kokį elgesį aš turiu paleisti, arba kartoti, arba nekartoti, kad pataikyti į tą KPI. Ir reikalas yra tame, kad jeigu tu iš KPI negali suprasti, kokio elgesio reikia, tai vargu ar jis yra reikalingas, pirmas dalykas. Antras dalykas, kad KPI, kaip taisyklė, mano, aš kažkada bandžiau vertintis, kiek KPI yra reikalingi, aš savo atradau, kad grubiai tai, kas yra svarbu, jie man apibrėžia tik tai 30%. 70% aš susirinku informaciją kitokiais būdais, kad suprasti reikia šitaip elgtis ar ne. Kitas momentas, kad ką aš matau organizacijose, kad žmonės labai naudojasi istoriniais KPI, bet ne tais KPI tikraisiais. Tikrųjų KPI prasmė būtų tokia. Aš jį jau matau, suprantu iš jo būsimas pasiekmes ir gebu pasikeisti savo elgesį. Tai yra kažkokie tie vadinami leading KPI. Tai jeigu turite tokius, tai turite šaunius ir gerai. Bet žinokit, tas polinkis permatuoti, polinkis viskas absoliutinti, įskaičiuojamas reikšmes, žinokit, gyvenimas yra gerokai sudėtingesnis. Tai aš sakyčiau, kad KPI leading yra svarbus, tie, kurie rodo, kad tu dar gali pakeisti kažkiek ateitį, bet tikrinkitės, ar nėra paprastesnių būdų. Paprastesni būdai, tai yra, kaip tą padaryti, yra irgi pakankamai paprasta. Pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad čia yra daug broko, jau užsiduokit klausimą, ką aš turėjau būti pamatęs, kad išvengti šito broko. Kartais tai būna apsižiūrėk žaliavą, kartais kažkoks tai žaliavos, gali būti galbūt ir matavimo KPI, nežinau, rodiklis, bet atsakymas į tokį klausimą, ką aš turėjau matyti, kad iki to nebūtume daėję, yra aukso vertės. Ir kartais tai bus apie KPI, bet mintis yra tokia, nesofistikuokite rodiklių, bet žmonės sako, jeigu suskaičiuota, tai čia yra svarbu. Nu, suskaičiuotas dalykas yra geriau negu nesuskaičiuotas, bet nehiperbolizuoti. Skaldyk ir valdyk. Strategija tai dažna tokia, bet sako valdovo, skaldyk ir valdyk, tai gali sakyti, bet aš labai abejoju, ar šita strategija yra organizacijos strategija. Čia greičiausiai yra žmogaus išgyvenimo arba kažkokių asmeninių poreikių tenkinimo strategija, kuri rodo labai vieną paprastą dalyką. Skaldyk ir valdyk elgesį tie, kurie nėra užtikrinti savimi. Tai yra tas, kuris kaip ir pavydas, kurie žmonės pavydus, tai yra tie, kurie lygina save su kitais ir visi įsivaizduoja, kad tu esi prastesnis. Čia yra skaldyk ir valdyk metodas, jį vadina metodu, aš jau net nevadinčiau. Žmogus sprendžiasi kažkokias tai savo asmenės problemas, galbūt šiek tiek kvepia narcisizmu kokiu tai, ar kokia tai lengvos sociopatijos forma, bet ar šituo, gal kokį Makiavelio knygą skaitė, bet nemanau, kad tai yra išvis metodas. Grįžtamasis ryšys. Grįžtamasis ryšys visiškai neturi
pavaldinių skaičiaus, kur norit ir kam norit atidavinėkit, savo tiesiam pavaldiniui, kitam, tai žiūrėkit, jei atidavinėsit pavaldiniui, tai gali būti, nutiktų taip, ten jo paklausė, jūs jau nubėgo daryti, tai klausimą buvo išdavęs, nenutiktų taip. Tai šiuo atveju grįžtamasis ryšys, jis praeinant koridoriumi, bet kurioje vietoje turi už ką atiduoti ir atiduok. Jisai skaičių nepasiduoda. Kas yra skaičius, tas 8, kurį sakiau, tai yra, jisai susijęs su tuo, kad kokį žmonių darbų ratą tu dar gali būti tuo partneriu tam žmogui. Tai jeigu tu ten, sakykime, jie yra 8, tai tu tik 1/8 gali savo laiko skirti. Jeigu ten, aišku, tų darbų svarba vienoda, bet tai čia daugiau iš tos pusės yra. Tai ne tai, kad tik 8 tu tą grįžtamą ryšį atiduosi. Administracijos vadovų, kai dirba vienas asmuo, o įmonėje 10-13 žmonių, tai jūs turite idealią situaciją, tai kaip žmogus turite, aš nežinau, matote, kiek jūs esate laisvi, nes įtariu, kad kai žmogus rašo administracijos vadovos, tai turiu įtarimą, kad turi išorės kažkokį reglamentavimą. Bet turbūt kitokio pats pirmas principas, tai yra 2 principai. Tai yra suprask, ko iš tavęs nori, kaip susiderinti tuos lūkesčius ir kaip elgtis su žmonėmis. Su žmonėmis elgtis taip, kaip su tavim, kad norėtum elgtis ir rūpinkis, kad jie darytų darbą. Gal kitą kartą hiperbolizuoja tą vadovų darbą kažkaip, tai jis man atrodytų, kad kuo toliau tai yra paprastas, logiškas dalykas, kurį gal nebūtų taip verta kitą kartą, žinai, prisirenka tų įrankių, visokių tų sąvokų, kad kitą kartą taip palaikyk santykius, atidavinėk, kad žmogus, kad gautų tą grįžtamą ryšį, po kiek laiko jis tau už tai dėkos, nesakys, ačiū tau, nes gal grįžtamą ryšį, tai yra dovana, tikrai tų žodžio prasme. Tai turi būti pasiruošęs priimti, kad suprastų, kad tau grįžtamą ryšį. Tai dažniausiai būna tam žmogui, kuris gauna vertingi dalykai, o ne tai, kad kažkas čia dovanas dalykai. Taip, dabar dar, kaip motyvuoti puikius, bet dabar perdegusius darbuotojus, kaip įveikti duobę. Jeigu jis perdegęs, tai jis puikus. Žinot, perdegusių darbuotojų atsistačiusių nesu matęs. Esu matęs juos atsistačiusius kitos organizacijos. Jeigu perdegė, tikrai svarstykit ir tą žmogų, žinokit, ko gero jis jau nei pats jaučiasi gerai. Jeigu yra perdegęs, jeigu ten yra laikinas nuovargis, kad kažką tai darė, bet jeigu jau jam atsibodo ir įgrįsė viskas tas pats per tą patį, tai nemanau, kad čia jau motyvacijos klausimas. Grįžtamasis ryšys yra puikia motyvacijos forma. Santykių kūrimas yra puikia motyvacija. Geriausios motyvacijos formos tai yra, pažiūrėkit šitą į suaugę žmonės yra vaikai, pasižiūrėkit į vaiką, kaip jis kažką tai bėga, tau rodo, tu jam pasakai, va, tu kai čia padarai tą, tai čia išėjo tas, su kokiu žydėjimu jis yra. Suaugęs žmogus lygiai, kad jis supranta, kad prasminga kažkas pamatė. Bet mes vis įsivaizduojam, kad tokios motyvacijos kažkas tai turi būti tokio algos, mokymai ir taip toliau. Nu, aš sakyčiau, kad algos ir kiti dalykai tai yra jau toks teisingumo reikalas, toks mainų reikalas, o tikra motyvacija, žinokit, pareina per žmonių santykius. Per žmonių santykius, per jo darbo užduotis, jeigu jam tinka. O jeigu santykių nėra, darbo užduotis netinka, tai jūs niekaip nesumotyvuosite. Aš bandžiau žiūrėti, kažkada nagrinėjausi, kad kaip čia pasidaryti geras motyvacijos sistemas, tai mano išvada galia buvo tokia, kad jeigu ne tokio profilio žmogus atsirado toj pareigybė, kurį veža šitas darbas, motyvacijos sistemų gali padaryti. Tu gali padaryti teisingą darbo užmokesčio sistemą, paskatinti, kad jis labiau pasistengtų, bet kad jis būtų pats savaime motyvuotas, nepadarysi. Žmogaus galva. Dideliam sezoniniam kolektyvui
Dideliam sezoniniam kolektyvui šitą vadovavimo principai buvo trečioji dešiniai pusė. Jeigu turite didelę kaitą, jeigu turite mažiau apmokamus žmonės, kas lemia didelę kaitą, jeigu turite žemesnės kvalifikacijos arba su kitais interesais darbuotojus, tai kitaip negu tokių mechaninių, procesinių dalykų, išmokinimo ir paaiškinimo, kaip daryti, jūs svarbu ir išvengs. Ir kitas momentas, tai yra prie ko tu priklijuoji tuos žmonės, nes jeigu yra žmonių daug, tai visą laiką savo turėtum atsakyti klausimą, ką jisai darbo vietoj gali susilygiuoti ir į ką jis gali pasižiūrėti. Tai va čia yra toks patarimas, kad jeigu pas tave kolektyvas auga ten 10 kartų, tai vis tiek tas vienas iš 10 turi būti tas, kuris yra prieinamas tiem kitiem. Ir suprantantis, kad į jį visi žiūri, kad suprast, ką daryti. Tai su sezoniniu darbu greičiausiai taip. Sezoninis darbas iš esmės arba dar atranka tokia, kad imtis intelektualius žmonės, kuriem tas laikas yra, kad turi 2-3 mėnesius studentai. Štai aš kažkaip tai iš savo patirties su sezoniniu darbu, kiek aš negaliu sakyti, kad tai buvo labai, ten 2 kartų padidėdavo kolektyvas, tai nėra ne 10 kartų, tai studentai ir tokie jauni, kurie dar nepastoviam darbui ieškos, tai kažkaip buvo geriausia. Paskutinį klausimą, kas užduos, 29 minutės. Komandos kūrimas. Organizacijų 100 darbuotojų, pagal jūsų asmeninį patirtį, koks geriausias būdas variantas. 100 žmonių, jau žinokit, turit visą vadybos komplektą. Jau žinokit, tik tai su asmeniniu tiesioginiu vadovavimu nepapavažiuosit. Greičiau dar žinot, sako, 100 žmonių, tai jis kažką jau rodo, bet daug svarbesni tokie klausimai. 100 žmonių darančių tokias pačias operacijas yra viena problematika, 30 žmonių dirbančių ir darančių sprendimus autonomiškai kita problematika. Tai žmonių skaičius, aš jų, kurį, jeigu atrašėt, kaip vadovauti 100 žmonių, jau žinokite, paketą vadovavimo turite pilną, galiu garantuoti. Kurie iš tų įrankių, kiek nukryps į tą tiesioginio vadovavimo ir kiek per procesus, per tvarkas negaliu atsakyti, nes šitoj vietoj nėra aiškios užduotis. Gamybinė organizacija vieną rasite, pavyzdžiui, IT sektorių 100 žmonių rasite visiškai kitus dalykus. Jeigu kam rūpi, tai va čia turiu, yra užrašytas mano LinkedInas, asmeninis profilis. Aš spausdinu kartais ten į savaitę kokį porą, 2-3 postus, jų esmė yra apie tai, kaip vadovauti, kaip gyventi organizacijoje. Aš tą darau nuo vasaros, nes vasarą baigiau savo karjerą kaip profesionalus vadovas. Tai jeigu kažkam tai įdomu, aš paprastai ten ir komentarus atsakau. Tai čia yra mano asmeninio profilio kažkaip, arba pagal pavardę rasite, kaip įsivesti. Tai kam rūpi tie dalykai. Tai kągi, tiek sunku yra, kai nematai auditorijos, bet man atrodytų, kad kažką tai čia pasakiau. Būtų klausimų, tai kažkiek jau buvo, jau ir laikas. Tai esu dėkingas labai už tai, kad skyrėt laiko savo brangaus. Norėsit susirasti, rasit LinkedIne. Ir tada linkiu visiems gero vakaro, gerų darbų, gerų įžvalgų, gero vadovavimo, gerų pavaldinių, prasmingų darbų, vežančių tikslų, motyvacijos, kaip senis Šaltis.
Ačiū, viso gero. Viso. Ačiū, viso gero. Viso. Viso geriausio. Ačiū. Prašom, prašom. Ačiū visiems. Viso. Ačiū, viso gero. Viso, prašom.